nominacijoje už sėkmingą verslo plėtrą Kauno rajone. Serin Development vadovas Laurynas Kuzavas su manimi. Čia. Sveiki, gyvi, Laurynai. Labą dieną. Tai žvelgiant į perspektyvą, kiek pastatų galima suskaičiuoti jūsų čia? Šiandien Kauno laisvoje ekonominėje zonoje, kaip mes matome, yra 1, 2, 3, 4. Toliau yra 5, čia pradedam 6. Be šitų dar turim 3 pastatus, iš viso 9. Tai mylit Kauno rajoną? Taip, mylim Kauno rajoną, keliaujam paskui savo klientus, tarptautinius klientus, tokius kaip Coca-Cola, DB Schenker, FedEx ir taip pat nemažai lietuviškų bendrovių yra įsikūrę šituose sandėliuose. Mes esame logistikos nekilnojamo turto vystytojai. Jau daugiau nei 20 metų statome sandėlius, kūrėme bendruomenės, leidžiame verslui sėkmingai augti ir lankščiai reaguoti į ekonomiką, tiek plečiantis, tiek kai verslas einasi sunkiau. Mūsų tas verslas, mes nesam gamintojai, mes sukūrėm galimybę ir terpę ir ekosistemą verslams augti ir atlaisvinam juos nuo įsipareigojimo investuoti į nekilnojamą turtą, kas reikalauja labai didelių investicijų, o fokusuotis į savo pagrindinę veiklą ir investuoti į žmonės, į veiklą ir taip kurti vertę visuomenį ir Lietuvai. Kauno rajonas yra, jeigu kalbam apie perkamąją galią, logistikos prasme yra Lietuvos centras. Jisai išsidėstė šalia pagrindinių Lietuvos transporto arterijų. Turi labai gerą susisiekimą ne tik tais keliais, bet ir oro uostais ir geležinkeliais. Tai yra labai lengvas susisiekimas tiek su Vilnium, tiek su Klaipėda, tiek kelias į Lenkiją. Ir todėl mes kaip didžiausias vystytojas sekam klientą, klientai nori čia būti ir verslui tai reiškia efektyvias operacijas, mažesnius kaštus. Šiuolaikinis verslas nenori vien tik sklypo. Infrastruktūros, nori ekosistemos, nori pasiekti žmonės, kurie dirbtų. Taip pat ta visuomenės dalis, kuri dirbtų, tai turi būti tikrai edukuota, išsilavinusi, pakankamai jauna ir energinga. Tai visą tai turim labai netoli Kauno laisvos ekonominės zonos. Čia yra ir infrastruktūra, ir ekosistema. Mes valdome 500 000 kvadratinių metrų ir turim 125 klientus. Tai yra nuo gamybos lengvos pramonės įmonių iki logistikos bendrovių, kurios atveža mums prekes. Kalbam apie FedEx, DPD, DHL ir kitas bendrovės. Gal jau jūsų ir gatvė galėtų būti Serin? Gera idėja. Gal būtų ir neblogai turėti gatvę, bet turbūt pirmiausia pastatysim sandėlį dar vieną.